Vakaro pasaka. Daugelio senųjų miestų istorija prasideda nuo legendų. Tokia legenda yra ir apie Vilnių, užrašyta į Lietuvos metraščiuose 15 amžiuje. Jie pasakojama, kad toje vietoje, kur dabar įsikūręs Vilniaus miestas, nuo neatmenamų laikų šlamėjo žmogaus rankų neliestos sengirės, pilnos laukinių žvėrių ir paukščių. Tai buvusios puikios vietos medžiokliai, kurias mėgęs lankyti didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, gyvenęs 1316–1341. Tada gyvenęs savo pilyje Trakuose. Vienos tokios medžioklės metu Gediminas nušovęs senųjų Lietuvos girių žvėrį gražuolį Taurą. Medžioklė buvusi sėkminga ir niekas nepastebėjęs, kai atėjo vakaras. Į Trakus grįžti jau buvo per vėlu. Kunigaikštis vienoje iš Panerio kalvų liepęs įrengti stovyklą nakčiai. Gediminui prisapnavęs nepaprastas sapnas. Matęs kunigaikštis Neries pakrantėje aukštą kalną, o jo viršūnėje galingų balsų staugiantį didžiulį vilką. Laidęs kunigaikštis jį strėles, bet jos atšokusios nuo geležies šarvais apkaustytų vilko šonų. O žvėris aukštai iškėlęs galvą, staugęs tokiu stipriu balsu, jog rodėsi, kad jame visas 100 kitų vilkų staugtų. Toli po plačias girias aidėjęs jo balsas. Pabudęs kunigaikštis ir iš Šventaragio slėnio, kur buvusi pagoniška lietuvių dievo perkūno šventikla, liepęs pakviesti žynį Lizdeiką, kad šis jam sapno reikšmę paaiškintų. Žynys Lizdeika į kunigaikštį tokiais žodžiais prabilė: "O, šviesusis valdove, tavo sapnas tai pačių mūsų dievų, sakant, tau siunčiama valia. Jei nori, kad tu šiame kalne, jie nori, kad tu šiame kalne stiprią pilį pastatytum, kuri, kaip tasai geležinis vilkas, priešo strėlių neįveikiama būtų. Vilko staugimas reiškia garsą ir šlovę miesto, kuriam prie pilies bus lemta išaugti ir tavo plačių valdų sostinė tapti." Patikęs kunigaikščiui žynio Lizdeikos aiškinimas, patikusi jam ir kalva gražiame Šventaragio slėnyje. Tada liepė statyti čia pilį ir steigti miestą nuo Vilnios upės, iš pradžių Vilne, o vėliau Vilniumi imta vadinti.